Labas. Tai jau ketvirtasis mūsų namų įsirenginėjimo video ir beje, tai yra jau antrasis butas, kurį įsirenginėjom. Tad buvo labai lengva nuspręsti dėl santechnikos pasirinkimo, kadangi mūsų pirmame įrengtame bute mums puikiai tarnavo virtuvės bei vonios kambariuose groja įranga. Tad šiandien esame groja showroome, o šalia savęs turiu groja atstovę Rimantę, kuri ir pakonsultuos, į ką atsižvelgti renkantis santechniką. Tai Rimantė, sakykit, ką čia turim ekspozicijoje, bei kuo ypatingas yra groja spa su prekinis ženklas? Tai yra tarsi groja su prekinio ženklo, subprekinis ženklas, apimantis aukšto kokybinio lygio, dizaino, serijas, prekinis ženklas ir jisai būtent orientuotas į tokį prabangos segmentą. Tai mes galime matyti ir pačioje ekspozicijose mūsų produktuose, kurie yra tiesiog tokio išskirtinio dizaino ir turintis papildomų dizaino modeliavimo elementų. Tai yra kaip rankenėlės, kaip jas tiesiog tas pats maišytuvo korpusas gali dėrėti su vienomis rankenėlėmis, su kitomis rankenėlėmis. Tas pats maišytuvas jisai gali komplektuotis su dar vienomis rankenėlėmis, su dar vienomis rankenėlėmis. Tiesiog tokios praplėstos galimybės kurti savo išskirtinę erdvę savo vonios kambariuose. Derinami yra ir dušo produktai, ir įvairūs aksesuarai, ir spa produktai. Jie visi suderinti spalvomis tarpusavyje, linijomis tarpusavyje ir tiesiog taip stengiantis išlaikyti visą vientisą vonios kambarį. Vėlgi, padengimams naudojama PVD technologija irgi tai yra ypatingai atspari dėvėjimuisi, paviršiaus dengimo technologija. Kalbant apie PVD technologiją, tai šis dengimo būdas leidžia mums turėti gaminį su ypatingai atspariu paviršium dėvėjimuisi, braižymams, valymams ir tai leidžia namuose turėti labai praktišką paviršių. O jos spalvynas, vėlgi, mes turim visą plačią gamą, kas apima įvairias serijas, tiek spa, tiek groja ir leidžia mums rinktis visą išbaigtą vonios kambario dizainą. O mūsų pasirinkimas į naujus namus yra šis pastatomas maišytuvas, kadangi tiesiog sužavėjo jos spalva pirmiausiai bei dizainas. Ir kartu jau prie jo komplektavome šią groja patinkinę sistemą, kurią turėjome ir savo praeitose namuose, bei kuri mums pasiteisino. Tai Rimantė, dabar sakykit, tiems, kurie dar tik yra pasirinkimo etape santechnikos, kaip tarp tokios galybės ją išsirinkti ir į ką atsižvelgti ją renkantis? Pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį į kokybę, į gamintoją turintį garantinį aptarnavimą, suteikiantį ilgesnę garantiją. Vėlgi mes kalbant kaip apie potinkinius produktus, tai vėlgi ten mes viską dedame į sieną potinkais. Svarbu, kad tai būtų tikrai patikima. Vėlgi tie potinkiniai sistemai mes rekomenduojame kuriantis naujus namus dėl higienos, dėl valymo, lengvumo ir patogumo. Bet aišku, dar labai svarbu kreipti dėmesį į produktus turinčius įvairių galimybių, technologinių galimybių. Kalbant apie Smart Control technologiją, tai groja Smart Control mes galime valdyti iki 3 dušo funkcijų. Tai sakykime, 2 atskiras sroves, dušo galvą ir ar dar purkštukus, sakykime, ką mes įsidedame po tinku. Ir su šia technologija mes galime valdyti ne tik kad atskiras 3 funkcijas, bet dar ir jų intensyvumus. Tai tokios technologijos tiesiog labai padeda pajausti maksimalų komfortą mūsų vonios kambario dušo erdvėje. Jo, aš galiu tam paantrinti jau iš savo praktikos. Tvarumas. Šiais laikais labai aktuali tema. Sakykit, kaip groja supranta tvarumą, ar tai yra tik vandens taupimas ir apskritai, ar komfortas ir taupimas yra suderinami dalykai? Groja labai stipriai žiūri į tvarumo klausimą savo tiek gamybos procese, tiek savo produktuose. Tai gamybos procesuose, jeigu taip trumpai kalbant, aišku, mažinamas CO2 emisijos kiekis gamybos procesuose, vėlgi iš pakuočių yra išimtas plastikas kaip pakavimo elementas ir tas padaryta yra visose pakuotėse, tai gamyklai kainavo tikrai nemažai, bet vėlgi tai rodo gamybos
gamintojo požiūrį į tvarumą. Tvarumas ir komfortas. Aišku, mes šioje vietoje kalbame apie vandens pralaidumo mažinimą, bet grožio produktuose tas vandens pralaidumas yra technologiškai maišomas su oru, tam, kad pasiekti maksimalų komfortą ir nenukentėtų žmogaus pojūčiai naudojant produktus. Ir vėlgi, tai rodo, kad tai galima suderinti. Tvarumas vėlgi, tai nėra tik tai vandens taupimas, tai yra ir energijos taupimas, ką mes irgi turime įvairius produktus, keičiančius netgi ir naudojimo įpročius tam, kad būtų mažinamas suvartojamas energijos kiekis. Čia mes kalbame apie maišytuvus, kurie turi savybę tiesiog naudoti nepašiltintą vandenį atidarius svirtelę. Kalbant apie grožio virtuvės sistemas, jos orientuotos vėlgi į tvarumą, tai yra, jos padeda namų ūkiams atsisakyti plastikinių butelių, naudojam tiesiog namuose turėti filtruotą, skanų gazuotą vandenį, bet taip išvengiant namuose laikymo vandens plastiko buteliuose. Aš čia irgi labai noriu iš savo praktikos papildyti, kad būtent mes irgi savo praeitame bute turėjome gazuotą mineralinį vandenį bėgantį iš čiaupo. Belė kaip patiko, ir tai yra toks dalykas, prie kurio yra taip priprantama, kad šiuo metu to nėra ir trūksta natūraliai. Tai atrodo iš vienos pusės gal tai ir nėra toks būtinas dalykas, bet tai yra tas komfortas, prie kurio greit pripranti ir paskui tau jo trūksta. Tai dar komfortas, plus žinant, kad tai vis tik mes elgiamės tvariai. Aš manau, kad tai sustiprina tos tokius netgi ir pasitenkinimo pojūčius, kad mes esam atsakingai vartojantys žmonės. Taigi, pradedame montuoti grožės patinkinę sistemą, tiek tą stovintį kraną. Tualetoje esame užsidėję, bet kadangi yra ne tas mygtukas, tai negalėjau įsidėti mygtuko. Tualetas jau stovi pajungtas. O šiandien montuosim dušą. Tai jau čia išsipakavau visą dėžę. Čia šlangas, čia visa sistema vidinė. Čia yra visos kitos mažos smulkmenos, kurių man prireikia. Jau pasidariau tokius darbus, kad apsipjoviau šitame plasmasinė, kuris buvo aukščiau kaip čia yra. Apsisilikonavau išorės, tą tarpelį. Ir dabar pradėsime montuoti. Yra štai visa instrukcija, viskas nuo A iki Z parodyta, kaip reikia pasijungti, pasistatyti, kokius veiksmus reikia atlikti. Taip, kad pradėkime. Išsisukti šoninį kraniuką man reikia. Kadangi neturiu nusipirkęs 90 laipsnių jungties metalinės, kad pajungti, tai pradžiai pasijungiu tiesiog kraniuką, nes reikės nupilti vandenį. Išsisuku dabar šitą dalį. Ištraukiam šitą dalį. Jau išimti yra visi šitie daikčiukai. Ir ją mes to jau dėsime atgal, nes pagal rekomendaciją suprantu, kad reikia iš sistemos pravaryti tą užsistovėjusią ir seną vandenį. Galbūt jame yra nuo darbų kažkokių šiukšlių ar kažko. Dedame atgal, pasitikrinę. Sukame atgal tos pačius viršiukus. Dabar galime eiti atsisukti vandenį. Per sistemą pravarom tą seną vandenį. Viskas, dabar galime užsisukti vėl vandenį. Nuleidžiam srovę, ne? Vandenį nusipylėme. Galime išimti šitą. Imame jau šitą sistemą, kuri reguliuoja maišo vandenį. Galima sakyti maišytuvas. Taigi yra tokie du ilgesni varšiukai. Juos išsisukame tik tiesiog biškį. Ir atsinešam gulščiuko. Jie reikalinga, kad išsistatyti aukštį. Taigi turime išsistatę, juos taip pat išsukame ir įsukame normalius į tvirtinimo vietas. Taigi įsistatėme šitą, sakoma svarbiausia reguliatorių. Tai čia va turim visas smulkmenas supakuotą, kurios net tokius medžiaginius maišelius. Čia mygtukai, prailgintojai, kad susidėti. Čia dar viena iš tokia. Atitraukimas galima, kad man jau dedasi visi mygtukai, viskas. Čia vat net ir yra vienas pagrindinių mygtukų. Tokiuose viskas maišelis, absoliučiai kiekvienos smulkmenos varšiuko, taip kad tikrai paprasta ir lengva
pasistatyti pačiam namie. Taigi vėl pasileidau vandenį, patikrinti, ar niekur niekas nebėga, nieko ir mygtukus spaudžiant. Vanduo girdisi pasiduoda, nuo tekėjimų niekur nėra. Viskas sausa, viskas tvarkoje. Darome toliau. Statom tokius prailgintojus. Aš kadangi jau esu kitą sistemą montavęs, tai man jau yra biški lengviau. Bet kaip ir minėjau, viską turime tokioje instrukcijoje nuo A iki Z. Po to užsideda štai tokie plastmasiniai klipsiukai. Sekantis žingsnis. Dedant šitą, pasistačius prailgintojus, tai yra tokios žymos, į kurios turime pataikyti. Tai su šitais. Pradžiai jau galima nusimti šitus. Spaudžia. Ir tuoj prisuksime. Galima dar kartą pasitikrinti. Leveliu užsidėjau šitus, kad nesubraižėt. Dabar, kur matavom levelį, su tais ilgais varšiukais, šitą turime prisukti štai čia. Prisisukom. Šitus pipsiukus turime nesulindusius, o išspaustus. Išsispausti ir tada ties šitais juos nupjauti. Kad lygiai būtų su jais. Va štai taip. Jis dabar sulindęs, o turime nupjauti išlindus. Siemam jau po to šitus ir turim tokius žalius. Jie užsisuka ant štai šitų daikčiukų. Tada dedame apdailą. Po to nusivalysime. Turime mygtukus. Kas nuo kurio. Iš tiesų tai dar nežinau, kuris nuo kurio. Nu va, pas mane biški per giliai. Reiks išimt, reiškia, šitus reikia biškai atsukti. Taip, dabar čia, kadangi yra taip persisuka, instrukcija yra parodyta. Bet turim įdėti va štai tokį kvadračiuką, bet turim išsirinkti va šitą va vietą. Išsiemam tokią tulpinę, išsiemam štai visą šitą sistemą. Viskas puiku. Pas mane štai čia va tas va jau pastatytas. Ir vien turbūt geroj pozicijoje čia karšto vandens, kad nepaleistumėt per karšto, tik karšto vandens ir nenusidegintumėt. Ypač gerai, kai turite vaikų. Pas mane jinai jau stovi, man jos statyti nebereik. Todėl mes viską surenkame atgal. Dedam atgal tą pačią tarpinę. Ir dedam čia paskutinę apdailos detalę. Beliko viską tik nusivalyt. Nereiktų filmuot, pasistatytumėt dar greičiau. Kaip paprasta, manau, šitą vietą užtrunki pasistatyti pusvalandį. Visa instrukcija yra, visos detalės, ko reikia. Ir tikrai tai nėra sudėtinga. O dabar statome mūsų Grohe Spa vonios kraną. Kai mes jį su Inga pamatėm, net nekilo abejonių, kokį mes kraną norim ir kokį statysim. Štai toks. Principas lygiai toks pat. Nusipjaunam šitą dalį iki grindų lygio ir tada jau iškart maunam. Taipogi yra instrukcija. Šitas tikrai žymiai paprasčiau. Išsisukom tokius va užspaudėjus, kad vanduo neitų, kol nėra pajungta. Ir po to įmam šitą dalyką. Jį turim užsisukti žiedą ir prispaudėję turim. Supratau, net atvarką padariau. Pradžiai užsidedam dar štai šitą dalyką. Užsidėjome šitą, dedam tvirtinimo žiedą. Viską susitepėme. Ir paimam šitą čiaupą ir įstatom jį. Komplekte yra tokie 4 varšiukai su tarpinėmis. Juos įsukame į tą tvirtinimą. Taigi įsistatė kranas, bet atsuktuvą išsinešęs. Rytoj baigsiu užveržinėti. Pati šitą galvotą įsistato ganėtinai tikrai lengvai. Prisisuko šitie. Išsiemu. Tiesiog ir įsideda. Kaip ir rodžiau, tenai prisisukau iki galo tos varšiukus. Ir viskas. Kranas stojo vietoje. Dirba puikiai. O kol krovėsi kamerą, pasijungiau šitą dušiuką ir išsigrėžiau 2 skylutes šitam laikikliui pakabinti. Viskas buvo komplekte, taip pat gavau mygtuką. Tai mygtukas irgi sustato kuo paprasčiausiai, prisijungia vanduo viduje, įsideda šitą mėlyną dalis, prisisuka ant 4 varžtų, ta šlangutė pasijungia į mygtuką. Tai parodysiu, o dabar pabaigiam statyti laikiklį ir tada pereisim prie dušo galvos. Tai vat, kaip ir minėjau, viskas yra, visi varšiukai, viskas, skylutės išgręžtos.
Skylutėm išgręžti reikia litelių grąžto 8. Dušas irgi pajungtas, funkcionuoja. O dabar pereisim prie dušo galvos montavimo. Taip pat apsipjoviau šitą plasmasę, ją reikės užsilikonuoti. Tai komplekte yra štai toks laikiklis. Pradžiai išsukame varžtus. Tai va, išsisuka tokia detalė, čia yra 4 varžtai, jų išmesti negalima, nes su jais prisukinėsime dušo galvą. Ir viskas irgi labai paprasta. Dedam tiesiog šitą ir dedam spiroklytą. Ir pati galva užsisuka. Mūsų galva vietoje galim patikrinti, kaip veikia, tikiuosi nebus šlapius. Kol kas nėra stiklo. Tai čia yra stiprioji. O štai čia yra lietutis. Nes visas reguliuojasi tiek stiprumu, silpnumu. Galima leisti abi dvi funkcijas iš karto. O mygtukas tai iš vis nėra ką veikti, štai čia yra šlangelė, ją įspaudžiam instrukciją nurodytą vietą. Easy. Atsiprašau, ant šito laikiklio buvau užmiršęs uždėti šitą apdailą, kaip yra štai čia. Demonstruoju savo. Nu. Va, tai bėga. Bėga. Irgi va bėga. Viskas bėga. Nu labai daug laimės. Butas panašėja į namus, kuriuose... Irgi bėga. Irgi bėga. Bėga, kuriuose jau panašu, jo greitų metų tikrai bus galima gyventi. Tai šiam kartui tiek. Apie ką bus Adomai sekantis vlogas? Apie bendrą butą pasikeitimą. Apie bendrus pasikeitimus, ar ne? Ir tikimės, kad sekantis video pasirodys greičiau, nes iš tikrųjų reikalai jau juda greičiau, kadangi norime kuo greičiau įsikelti. Tai iki susitikimo kitame video.